Labadiena, gerbiami žiūrovai, šiandien ekstra vakarinis išleidimas, nežinau, naujienų ar pašaipų, bet žinot, kai žiūri tą informacinį, tą dumblą, iš tikrųjų norisi jį, žinot, jums, kaip pasakyti, parodyti ir atvaizduoti, atspindėti. Ir kaip visą laiką, pirmiausiai, ačiū, kas palaiko, ačiū, kas pasirašo. Ir iš tikrųjų fenomenalus reiškinys, ką aš galiu pasakyti, palaikė iš tų 14 000 pasižiūrėtojų 5 žmonės. Praeitas iki 3, dabar 5, gera tendencija. Bet kaip visą laiką, tai yra tie patys žmonės, tikriausiai, kurie, kaip sakant, tas naujienas ir žinias vertina. Bet čia yra tas tikrasis irgi publikos veidas, kuris tikriausiai atspindi mano kokybę. Bet čia yra vėl eilinis paverkšlenimas, tiek jau to. Tarp kitko, Šiauliai, šeštadienis 15 val. Tilžės 167, Šiaulių centras, Savaitgalis bus tikrai nutaikingas, jeigu ateisit ir pakalbėsim, gal net ir nežinau, pabandysim, gal net ir pasijuokti iš kai kurių situacijų, nes, sakau, dabar tai, ką atskleisiu ir parodysiu jums, manau, kad jums irgi sukels daug šypsenų. Taigi pradedam. Nepykit, kad kartojusi, bet negaliu be šito koldūninio, medūzinio niekaip pradėti apžvalgos, nes, žiūrėkit, žmogus atrodo, vaikšto ant šito žemės, rašo, branduolinis kumštis Rusijai. Jį gražiuoju, neklausė, taigi rašo apie globalinį 3 pasaulinį karą ir jo galimybės atsirasti, leidžia savo tokius, neleiskit, kliedesius. Bet žiūrėkit, sekančią dieną jau. Užkalnis išbandė sušius. Tokių paprastų restoranų Lietuvoje reikia kuo daugiau. Taigi, tik ką jis rašo apie branduolinį kumštį Rusijai, kitą dieną Medūzinis rašo apie maistelio sušių reikalingumą. Taigi žiūrim toliau, ką mes matom. Kai jisai išleidžia tokį straipsnį, tą, ką aš jau rodžiau, gyventi reikia lyg Baltarusijos nebūtų, tai yra galima atsisakyti atskirų šalių, kontinentų, tautų. Suvokė, sušis branduolinis karas ir Baltarusijos gali nebūti. Todėl iškart rodo, kur mes pasiklydom. Žiūrėkit. Lukašenka įsakė iš įstrigusių lietuviškų vilkikų imti 120 eurų mokestį. Tai yra, jisai liepia mūsų vilkikus, tai yra vairuotojus apmokestinti 120 eurų stovėjimo mokestį. Įdomiausia tai, kad šiai dienai šitas burzgesys atsirado tik dėl to, kad mūsų aš dabar politkorektiškas būsiu. Valdžios išrinktieji atstovai uždarė vienašališkai sieną, po to apkaltino, kad sieną uždarė Lukašenka ir reikalauja vienpusiškai jo atidaryti ir išleisti fūras. Lukašenka sako, jūs sako, ką, tyčiojatės? Mes neuždarinėjom sienų, jūs uždarėt. Dabar ir apsimokėkit. Kur anekdotas? Kai mūsų valdžios išrinktieji šiai dienai ir prezidentas, taip vadinamas manageris, ir visas Seimas su Žemaitaičiu priešaky ir su šita premjere, barbė devindarbė, nubėgusią prie sienos, ką tai sprendė, grasina dar Baltarusijai, kad jūs turit viską atlikti, ką mes sakom, vienapusiškai. O ne, tai mes galimai uždaryšim dar jūsų prekių tranzitą per geležinkelį. Ačiū iš tikrųjų už tokį sprendimą, Lietuvos geležinkeliai iškart bankrutuos. Fantastika, reiškia kažkas, ką teisingai, jos nusipirks, ypač tą mūsų patį skaniausią kargo dalį, tai yra tie, kas veža krovinius, o po to atidarys su Baltarusija. Bet nukrypau. Taigi žiūrėkit, jie uždaro ir nežinodami, ką toliau daryti su ta siena, bando padiktuoti vienpusiškai Lukašenkai sąlygas, o tas sako, po 120 eurų. Gerai, kad dar sveikinu, kad nebuvo, pavyzdžiui, po kokius 572 eurus plus baltarusiški mokesčiai. O dabar žiūrėkit, šitie pradeda klikti, isterikuoti, bėgioja. Jeigu jūs iš tikrųjų pasižiūrėtumėt tą tokį, žinot, TV3 puslapį, žinios atseit. Tai važiuokit, kaip jie žinias užvadina. Naujas Lukašenkos ultimatumas. Palaukit. Jūs pastatot ultimatumą ir Baltarusijai praktiškai paskelbėt karą
Jisai sako, o dabar mes sakom, čia ultimatumas Lukašenkos. Absurdas ir pažeminimas, aklavietė. Nu, suprantat, vat jūs žiūrit šitą, vat, kaip pasakyti, kratinį. Va, Lukašenkos nelaisvėje, brandolinis pingpongas, dronų krizė plečiasi. Ir vat šitą stebint kratinį žinių, jūs užduodat klausimą. Patys sukuriam situaciją, bandom primest kažkam ir iš to kažko reikalaujam, kad vykdytų mūsų nurodymus. Reziumė. Tuoj bus taip, kad Lukašenkos antstoliai konfiskuos mūsų visų vairuotojų 5000 ar įmonių fūrų. 6000 ar 7, nesvarbu. Kodėl? Dar mūsų oficialiai išrinktų valdžios atstovų delsimas prives tiek, kad žmonės negalės kuo susimokėti. Ką tai reiškia? O yra sankcijos, kad negali pavedimų daryti Baltarusiją. Kaip gaut vairuotojams pinigų? Jie atidavinėja savo paskutinius pinigus, gal daugiau, kas mažiau kažką skolinsi ar kaip, bet įsivaizduokit, paims toj antstoliai Baltarusijos ir pradės blombuoti už įsiskolinimus ar dar už kažką. Lukašenka gali iš lempos šitos mokesčių stovėjimo pakelt kiekvieną dieną. Todėl, kad grasinimai uždrausti tranzitą baltarusiškų prekių, apriboti Kaliningradą ir taip toliau yra nejuokinga. Taigi, pažaiskit su Lukašenka. Lukašenka sėdi ant rusiškų dotacijų ir jam visiškai viskas nesvarbu. Jis krovinius to nukreips per Lenkiją, jūs nepergyvenkit. Be jokių problemų, jūs galvot Klaipėdos uostas paskutinis. O ne, Gdanskas. Greitai logistika performatos ir net nesvarbu, kad į nuostolį. Klausimas, ką jūs oficialiai išrinkti gražuoliai darysite su mūsų vairuotojais 5, 6 ar 7 tūkstančių fūrų, kai jos pradės konfiskuoti? Jūs galvot, kad taip negali būti? Nu, pažiūrim dar keletą dienų. Kodėl aš pradėjau dabar nuo šito besmegeninio kotletuko, va tą atsimenat, sakiau, brandolinis karas, lygų sušiai Vilniuje ar Lietuvoje, lygų Baltarusijos nebuvimas. Jam lygų, jam reikalingas tik hypas. Taip kaip yra daug tokių pas mus kalbančių ir galvų ir TV opozicijų, tačiau kur yra pokštas. Kai vat mums žiniasklaida, TV3 ir visi kiti, bando parduoti iškreiptą tiesą, mes prieinam šiai dienai prie didžiausio globalinio skandalo. Ir apie kągi jis, brangieji? Ogi štai, didysis BBC skandalas. BBC yra šis globalinė žiniasklaidos sklaidos centras mega korporacija, dvitaškis, žiniasklaidos pranešimai rodo, kad vadovė atsistatydina dėl melagingų Trumpo kalbų. Čia yra iš tikrųjų vertinys neteisingas, bet žiūrėkit, atsistatydina BBC generalinis direktorius ir BBC naujienų vadovė. Tai yra neįtikėtinai didelis skandalas, kadangi jie atsistatydina vienu metu. Ten vyksta kažkokios BBC dėrybos su valstybė dėl pratęsimo kažkokių sutarčių. Čia nesvarbu, bet ten labai rimta, bet mūsų tai neliečia. Dėl ko? Yra 3 atraminiai reiškiniai. Pirmiausia, šį dieną apie tai pasisakė ir Trumpas, kadangi buvo išviešinta, kad BBC, atsimena 21 metais, kai Trumpas sakė, kad eikit, palaikykit prie Baltųjų rūmų mūsų respublikonų ten kongresmenus, BBC išvertė ir interpretavo, kad vos ne eikit, sukelkit maištą ir ten kažką nuverskit. Taigi, Trumpo viena kalba buvo suinterpretuota ir iškreipta tokiu būdu, kad gavosi Trumpas su savo šalininkais kvietė padaryti valstybei maištą. Tai yra BBC padavė, vadinamą, pirmasias eilutes ir užsklandas, ką palaikė ir mūsų Lietuvos, kaip sakant, žinoma, tikrieji žiniasklaidos šviesuliai, pagaminti leido iš Trumpo, kaip jums pasakyti, tą kriminalinį subjektą, kurį po to demokratai panaudojo iškeliant jam bylą. Va jum ir skandalėlis. Ir Trumpas į šito sureaguoja ir jau pasisako. Ir tai šiandien skamba pasaulyje numeris 1 natele. Tarp kitko, išviešinta yra ir tai, kaip BBC žurnalistai atvirai melavo apie įvykius Palestinoje, kai ten žydai darė genocidą. Tiesiog lygino
Palestinos namus ir tarp kitko įdomiausia, jeigu jūs atkreipkite dėmesį ir palyginsit statistiškai, kiek ten dešimčių vadinamųjų žydų įkaitų išlaisvinta. O kita statistika, kad buvo nužudyta 40 000 vaikų. Tai reiškia adekvatu, tiesa? Vardan išlaisvintų, kaip sakant, tų įkaitų reikėjo 40 000 vaikų nužudyti. Ir va šitą BBC irgi iškreipinėjo, manipuliavo ir rodė visai kitokiu kampu. Taigi Palestina šį dieną irgi lenda labai įdomiais rakursais. Ir trečias, Reuters, išskirtinis, dvitaškis. Šaltiniai teigia, kad Rusija privačiame komunikate pakartojo ankstesnės Ukrainos taikos sąlygas JAV. Vėlgi, šiaip labai keblu iš tikrųjų tokius vertimus daryti, tačiau esmė aš jums pakartosiu. Taigi šitas iš principo straipsnis rodo apie tai, kad, kai atsimenat, kalbėjo telefonu Rubio su Lavrovu, Rusija griežtų tonų iškėlė Jungtinėms Amerikoms sąlygas, kad ten reikia Donbasą pasiimti, tokios bus tokios. Tai yra, kad buvo išstatyta labai griežta, neginčiama Rusijos pozicija iš serijos kalbėkit su mano ranka, bus mūsų rusų sąlygos, o mes su jumis nesikalbėsim, nes tai neva kažkas iš kažkur nutekino. O žinot, kas tai paskelbė? Financial Times. Britų irgi didysis megakorporacinis reiškinys. Ir šitą Financial Times neva nutekinimą, kad rusai Lavrovas išstatė tik vienašališkas sąlygas, dėl ko Trumpas atseit po to nebesusitiko, atmetė tą susitikimą su Putinu Vengrijoje, kaip vėlgi precedentą, kuris aiškiai parodė pasauliui, kad tarp Rusų ir Amerikos susitarimo būti negali jokia akimirkai. Ką tai reiškia? Tai yra, kai manipuliacinis straipsnis Financial Times kaip pirminis šaltinis yra išleidžiamas melagienos formate, visi kiti, BBC ir aš mačiau lietuviai, visi pasigrebė į Reuters ir visi cituoja Financial Times pirminis šaltinis, Financial, ir išplečia ir visiems atrodo, kad Rusų pozicija su Amerika sutaikoma būti negali niekaip. O ką tai reiškia? Jie bando įstatyti Trumpą į griežtą poziciją, kad žiūrėk, rusai su tavim nesikalba, visas pasaulis tai pripažįsta, Trumpe eik su NATO prieš rusus kariauti. Jūs įsivaizduot manipuliaciją. Taigi, BBC paduoda pirminę medžiagą prieš Trumpą, kad jis neva kėlė 21 metais maištą prieš valdžią. O dabar su Financial Times pagalba išmeta tokią poziciją, kad Trumpas negalėtų susitarti su rusais niekaip. Jūs suprantat manipuliaciją? Už tai, kai aš rodau nuo tų, žinot, riebių pirščiukų kotletinių ir dešrom kvepiančium, kaip sakant, intelekto bliksnius, mes prieinam nuo vietinio kaimelio iki globalinio melo, mėlėjai. Va kaip manipuliuojama yra žmonėmis. Suprantat, mėlėjai? BBC ir Financial Times tandeme daro globalų žaidimą, kadangi jos pastumia tam tikros investicijos į karą, atitinkamai su specialiosiomis jų tarnybomis. Va čia tai bent. Va kodėl aš noriu taip gal ir sarkastiškai iš pradžių, bet prieiti į realią šaknis, kur kaip ir su Lukašenka. Mūsų valdžiažmogiai uždaro sieną, o sako, kad Lukašenka kaltas. Tačiau viską šitą melą, nuo riebių pirščiukų, dešreliam kvepiančiom melo, manipuliacijom ir paniekos tarp kitko mum, kaip skaitytojam ir šitų žinių vartotojam, nes mes ėdam saldžiai melą. Mūsų priveda prie globalinio melo, kad niekaip kitaip, tik tais branduolinis trečiasis pasaulinis. Nes tai nusprendė Financial Times ir BBC. Va čia tai skandalai. Ir va tokiu atveju, mėlyjei, noriu atkreipti dėmesį, va štai tokius straipsnius.
Lietuviams išskirtinis Bloomberg dėmesys. Čia išvišviežė šiandieninis straipsnis. Ir kai tik tais, brangiai, aš girdžiu, kad mums išskirtinis dėmesys Bloomberg, čia tai bent Britų plakatas už nugaros. Oi, man iš karto žinot, iš karto žiūriu, ką čiagi Bloomberg darys. Ir sulaukia kažkokią 30 milijonų eurų investicijų. Pas mus iš vis, žinot, yra absoliučiai visi išskirtiniai pasiūlymai. Kai pas mus Sekmokas energetikos ministerija atidarinėjo, sakė, nei vieno lito, nei vieno pinigėlio nereikės ją išlaikyti. Vėl visi pamiršo šitą. Išskirtinis Bloomberg dėmesys su Britais. Bloomberg nejuokingas reiškinys, kuris projektuoja tam tikrus politinės globalinės gairės. Aš už tai noriu atkreipti dėmesį tai, ką visi pamiršo. Žiūrėkit. Barclays, atsimenėt, tokia buvo kažkokia finansinė organizacija, kuriai visi meldėsi. Buvo čia prie Vilniaus pedagoginio universiteto, visą iškabą, čia visi sėdėjo. Ką ten veikia? Aš, pavyzdžiui, kelis tokius pažinojau žmogučius, vadinamus finansistus, kurie vaikščiojo į pirtis, sportavo ir žvengė iš mūsų debilų lietuvių, kadangi jie užsiminėjo, aš jums pasakysiu kuo. Offshoriniais pinigais, korupciniam schemom visokio, jie dengė tam tikrus mechanizmus. Kieno vėlgi šitą finansinį įstaigą ir kas į Lietuvą buvo atvedęs, ogi Kreivys. Ir žiūrėkit kaip, Barclays į Lietuvą atvedęs Kreivys banko pasitraukimą aiškina talentų trūkumų. Ūkio ministras problemos nemato. Конечно, nes per banką šitą dingo NN galų su NN finansais į kažkieno nuosavybę. Ir vat kai visi šitie su šitais veideliais aiškina mum, kad čia viskas normalu, žinoma, jiem viskas normalu. O kaip Kreivys gavo, atsimenat, gavo tik ministro kėdę ir gavo iškart paslaugą. Kokio tenais? Makveža ar kaip ane įmonė sukurta? Taigi, jūs įsivaizduojat, o kiek buvo apie Barclays pažadų, aš atsimenu, kiek investicijų bus, o jau atves, išves, susirinko šaibeles, padarė tam tikrus upelius ir dingo. Ir vat kai man sako, kad ateina Bloomberg su dideliu dėmesiu iš Britanijos, man yra labai įdomu. Dar vieno tokį anekdotą norit papasakosiu. Kai buvo uždarytas Snoro bankas ir su mūsų pinigėliais nuskendo ir verslo, ir žmonių, pirmieji, kas įėjo į Snoro banką, buvo Mi-6 specialiųjų tarnybų darbuotojai. O kodėl? Ogi todėl, kad Britai tik tais naikindami visus šalutinius bankus Lietuvoje atvedinėjo savo kuruojamų bankų skandinaviškų sistemą. Kaip aš sakiau vieną kartą, bankai atveda ne tik finansus, bet ir politinį stabilumą. Kodėl Lenkų bankas neatsirado Lietuvoje? Kodėl tų pačių kiniečių neatsirado? O todėl, kad kiekvienas bankas atveda finansus, atveda savo ekonominės gaires, politinės gaires ir pradeda lobizmą ir jį užtikrina finansais. Tam, kad šito nebūtų, bankai pas mus yra realiai vienas – skandinaviškas. Už tai tylų, ramų, visi visų kišenėje. Tai va, nu kągi, reiškia dar aveliams yra, kaip sakant, ką avelės kaip skusti, mes pasižiūrėsime. Ir va, kai žiūri visus tokius intelektualinius sofos kovotojus, reikia atkreipti dėmesį į ką? Bloga Trumpo savaitė, bet ne pabaiga. Ir sėdi šitas vaikas ir jis mums aiškina be apie Rusijos, apie tos rytų, jisai ten specialistas, ir jis aiškina, va, kaip kokios problemos pas Trumpą, kaip jau čia kokie signalai jam, ir va, jisai džiaugiasi. Čia tas va, apie, ką aš sakiau, tą mero to New Yorko išrinkimą ir taip toliau. Va, sėdi vaikytis ir tokią propagandą varo. Taip, kad aš noriu atkreipdėmėsi. Čia visa kalba šiandien, ką aš rodau, yra tik apie žiniasklaidos propagandą. O kurgi ten apie Trumpo blogėjimą situacijos? O pasižiūrėkim. Milijardai ginkluotei ir įrangai. Lietuva krašto apsaugai perka ne tik tankus ar oro gynybos sistemas. Ir dabar įdomus straipsnis vakarykštis. Pažiūrėkit. Atvirai rašoma,
Kiek milijardų, pasižiūrėkit, yra skiriama tiesiog pinigais, kad ne procentai suvoktumėt, o pinigais. Taigi, kai mes matom 4,8 milijardo, 5,2, 4, tai mes suprantam, kad tai yra beveik pusė Lietuvos biudžeto. Bet žinot, kur anekdotas? Aš šiandien žiūrėjau rimtą rusų karo ekspertų laidą apie vadinamus tos kryžiuotus fašistinius leopardus. Juokingiausia yra tai, kad mes perkam leopardus, kurie jau yra modernizuojami, bet jau rusai žino šitų leopardų silpnasias vietas. Kaip jie šarvuoti, kur jų ten galima juos suspraudinti ir kur jų yra blogybės. Kartoju, dar Lietuva jų neturi, o kokiu tai būdu rusai jau žino jų techninius parametrus. Labai norėčiau susimastyti, kur šitie milijardai eina po pusę mūsų biudžetų. Ne vaikams įsilavin, niekam nebeliks. O pirksim šitas skardines, kur rusai jau žino, kaip jas, kaip sakant, suspraudinti paprastuoju būdu. Beje, jų kainos milijardinės, o rusų dronai kainuoja po kelis tūkstančius dolerių. Taip, kad lyginkite mūsų investicijas patys. Šiai dienai tas, kas fronte vyksta Ukrainoje, galim užmerkti akis irgi nematyti. Taigi, kai šneka vaikytis apie Trumpo blogumus, o mes leidžiam milijardus svetimai ekonomikai palaikyti, ateina kitas straipsnis. Dėl JAV vyriausybės uždarimo liūdna žinia tiek NATO sąjungininkams, tiek Ukrainai. Čia kaip prašo, kad už sustabdytą dabar negali iš sandėlių pervežti ginkluotės Ukrainai. Beje, šiandien irgi jiems nieko nepavyko, bet Trumpas sako, matom šviesą tunelio gale, kur yra pokštas pagrindinis, mano klausytojai. O pokštas pagrindinis tai, kad dėl šito shutdowno Europos Sąjungoje ir pas mus, Lietuvoje esantis JAV kariai negauna algos. Taigi, kas pradėjo jiems mokėti algą ir Vokietijoje, ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, ir taip toliau, ir taip toliau? Teisingai, mes. Dabar man paaiškinkit, kur Trumpui nuostolis? Jeigu jis renkasi po pusę mūsų teritorijų, mažų korporacijų, kaimukiškų biudžetų, mes išlaikom jo karius ir kur Trumpui nuostolis. Jūs ką po to Trumpui sąskaitą išstatysit, kad sugrąžink pinigėlius? Norėčiau pasižiūrėti, kaip tai atrodys. Taigi, šitoj vietoj mes viską atiduodam, nusirengiam paskutinius triusikus, o jūs galvojat, kad jis neišves savo karių, kaip sakė, ir nemažins čianais buvimo kariuomenės? Būtinai tai padarys. O čia tik dėl to, kad jūs neįtrauktumėt su savo provokacijomis, kaip buvo su Baltarusija, į 3 pasaulinį karo Jungtinių Amerikos valstybių. Tarp kitko, replika į tokius rašytojus, kad yra tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žiūrėkit dabar vadinamai translate'ą. Ar matot gerai? Net rodau, kad nebūtų abejonės. State, prancūzų kalba, valstybė. Tam, kad jūs neabejotumėte, kad state yra valstybė, štai aš sakau, Jungtinės Amerikos valstybės. Kas laisvės statulą, tą vadinamą juodąją požemių deivę, kurios vardas ir pavadinimas yra mitologijoje Gekata, padovanojo Jungtinėms valstybėms, ogi Prancūzija. Teisinė prancūzų kalba. Grįžtam, nenukrypstant. Ir šitam veidui noriu parodyti dar vieną, kur yra kam blogiausia. Šitoj vietoj, ko mes nematom ir nenorim pamatyti. Ogi straipsnis berot 7 dienos. Žiūrėkit, Ukrainai vėl nepavyko restruktūrizuoti su BVP augimu susietų obligacijų. Tai yra skolos privatiems investitoriams restruktūrizuoti vėl nepavyko. Dabar klausimas. Jūs žinot, kiek skola yra Ukrainos šiai dienai? 8 trilijonai grivnų. Jeigu teisingai aš atsimenu iš atminties plius minus, ar tai 160 ar 170 milijardų eurų. Aš pauzes darau, kad reikia suvokti, kad šiai dienai jau Ukraina yra
160 milijardų skoloj. Dabar klausimas, kai jinai dotuojama visur ir per visus galus, priklauso tik tojais nuo JAV ginkluotės ir ES pinigų, jinai yra kare, mes ją priimam į savo mylimą didžiąją tautų draugystę ES. Klausimas, kur mes to atsidursim? O kur mes to atsidursim, toliau rodau. Politiko pranešė, kaip Rumunija ir Bulgarija nori apsaugoti naftos perdirbimo gamyklas dėl JAV. Turim omeny sankcijų. Apie ką mes kalbam? Taigi Rumunija, Bulgarija, nereikia pamiršti ir Moldavijos. Isteriškai aiškinasi, kol kai bus tos sankcijos antrinės JAV smogs jų ekonomikai, gauti dizelio ir benzino, kadangi jų teritorijose dirba tos Rosneft, visų šitų įmonių, dukrytės įmonių. Taigi, Bulgarija, Rumunija ir Moldavija verkia ant kelių ir nežino, kur dėtis. Kai aš čia prieš porą dienų sakiau, kad Vengrija pradėjo plėšyti ES, tai Rumunija ir Bulgarija žiūrėdami į savo sesutę, žiūri, kad tuo ekonomika numirs per kelis mėnesius, pradės bėgti pas Trumpą ir, kaip sakant, skūstis apie savo nelengvą dalią. Jūs suprantat, kad šį dieną Ursula von der Leyen nuvažiavo, pardavė ir įkeitė visą ES su mumis visais, Orbanasgi nuvažiuoja ir išskiria savo šalį, savo tautą, savo valstybę, sakysim, į išskirtinės pozicijas. Ir sako, pas mane viskas šokoladė. Taigi dabar kiti žiūrėdami į Ursula von der Leyen ir į Briuselį ką darys? Teisingai, kur autoritetas? Orbanas. Autoritetas Trumpas. Reiškia, reikia prisiduoti kitam šeimininkui. Vat jum ir pleištai, vat jum ir skylis toks, kad negalėsi nieko sustabdyti. Jo labiau, kad šiai dienai, matydami biudžetus, kuriuos aš rodžiau ant Lietuvos kailiuko pavyzdžio, yra problema tame, kad nieks neišlaikys tokių finansinių krūvių, kai Ukraina, jau sakiau, tokia skola ir jau nieks nesutinka jau kelintą kartą restruktūrizuoti skolų. Kadangi visi, kas skolino, suprantat, koks košmaras, sako, kaip tai mes davėm Ukrainai babkės, pinigus davėm tokius ten, kad gauti pelną. Pelnas kur? O dabar sako, restruktūrizuokit ir dar pakentėkit. Žodžiu, reikia pakentėti. Raškos dar neįveikom. A jūs neįveiksit ir tie supranta, kad neįveiks. Va jums ir gerbėmiai pirminiai šaltiniai, kaip tikėti vadinamais. Delfiais, kurie remiasi starte melagienomis globalinėmis. Gerai, kad Trumpas dabar, kaip sakant, užsiims šitą žiniasklaidą. O visi šitie teisminiai procesai, kurie skriaudžia žurnalistus, kurie sodino juos į kalėjimus, Pabaltyje irgi, kaip žinia, prieis ir prie to kabineto durų, kur juos ir teismus, ir tam tikras tarnybas, kaip jums pasakyti, pasilenks 90 laipsnių kampu, todėl, kad tos pačios tarnybos ir žiniasklaidos dirba lygiai taip pat prieš Trumpą ir palaikė ir BBC, ir Financial Times neva pirminės žinias. Taigi šitoj vietoj pačiai pabaigai, kaip reikia rinktis ir kaip saugoti savo artimą aplinką nuo visų šitų melagienų, proto skurdinimo ir absoliučiai dumblinio melo. Turiu pasidžiaugti, iš tikrųjų, Sadausko straipsnių, jisai, žiūrėkit, rašo, kada sprogs dirbtinio intelekto burbulas. Neįtikėtinai teisingai ir galingai pastatytas klausimas, kadangi mes suprantam, kad dirbtinis intelektas nėra ta panacėja, kas mums padidins darbo našumą. Ir tai visi pamatė. Dirbtinis intelektas yra prievaizdas vadinamosios virtualinės erdvės ir korporacijos konclagerio atvedimui ir buvimui. Ir jį investuojama tik dėl to, kad taip liepia globaliniai scenaristai ir visi į tai kiša pinigus.
Ir šitas klausimas yra teisingas, kadangi visi mato, ką daro dirbtinis intelektas. Kaip mes jau kalbėjom, dirbtinis intelektas iškreipia pirminės žinias, iš jas manipuliuoja, jis padirbinės statistiką įmonėse, kuriuose dirba dirbtinis intelektas, jau įmonės žino ir skelbia apie tai, kad jisai iškreipinėja statistikas įmonės, darbo našumo pobūdį, valdymo procesus. Šiai dienai matėte, aš jau rodžiau straipsnį irgi, kad dirbtinis intelektas, jeigu jam kyla grėsmė, jisai pasiruošęs nužudyti žmogų. O tai reiškia, kad kaip mums filmuose rodo, kad dirbtinis intelektas ar robotai neva turi pirmą visą laiką tokią taisyklę, kad nepakenk niekada žmogui, tai dirbtinis intelektas parodė, kad dėjau aš ant to žmogaus. Jis yra pirminis. Dirbtinis intelektas jau konkuruoja su mumis dėl energetikos resursų ir jis šiai dienai neneša pasauliui nieko. Tai yra tik tais finansinis burbulas. Ir už tai klausimas teisingas. Tai vat visą tą, ką aš jums pasakiau apie dirbtinio intelekto jau straipsnius, nes jis neturi jokios etikos, sąžinės ar nieko. Tai žiūrėkit vėlgi Delfio straipsnį. Tėvai įtaria, kad ChatGPT drąsino jų sūnų nusižudyti. Paviešintos šiurpios žinutės. Tai dabar, kai yra rašoma tokie straipsniai, patikėkit, mėlyjei, tai reiškia jau globalinė problema, kuri, patikėkit, negali, pavyzdžiui, Delfis parašyti, jeigu jau neišlystų antiek tai atvirai. Taigi, ChatGPT net skatina žmonės, vaikus nusižudyti. Patiems pasidaryti, kaip sakant, eutanaziją ar bet ką. Dabar žiūrėkit, jeigu jūs stebit, tai iš ChatGPT visai nesiniai prieš kelias dienas buvo atimtos teisės konsultuoti žmonės apie sveikatą, nes yra tiek žmonių, kurie, kaip sakant, buvo jau prie mirties ir greitosios pagalbos tiek išgelbė, kai jie gydytis pradeda pagal GPT. Netgi atimtos teisės dėl darbo konsultuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Šiai dienai visi šitie čiatai pripažinti neįgalūs. Jie tik tais gali jums žinutes rašyti, apgauti mokytus ir jūs tokiu būdu bukinti. Va, kas yra dirbtinis intelektas. Tai yra biozombinimo agregatas. Taigi už tai ir noriu atkreipdėmėsi, kad kartais sužimba šviesios mintis ir sužimba žvaigždės, kad klausimai pagaliau iškeliami globalūs ir teisingi. Nes jeigu mes šiai dienai pasitikėsim šitą vadinamą žiniasklaidą ir portalais aklai, tai mums jie ir dirbtinis intelektas tiek prikiša, aš jau šiandien parodžiau, visą melagieną ir vadinamą interpretacijas ir manipulacijas. Kaip tiesa išverčiama į melą, bet parodoma kaip tiesa. Jūs galite ir patys net nusižudyti. Todėl pabaigai, kas yra GPT ir koks scenarius mūsų laukia, žinot, juokingai atsižvelgiau į tai, žinot, ta žvaigždinė kometa elgėsi ne taip, kaip tikėtasi. Labai juokiausi iš to, tai yra 3i Atlas, vadinamas 3i Atlas, tokia kometa, kur pilnas dabar YouTube'as, mokslininkai, japonų, rusų, Europos, Amerikos pasisako, kad čia gali būti netgi kosminis ateivių laivas. Tai žinot ką? Mes toj pamatysim išsilaipinančius per dirbtinį intelektą ateivius. Nes žinot, kitaip aš jums pasakysiu juokelį. Putino negali įveikti, reiškia, bus pasitelkti vadinamas NLO visi kosminiai žali žmogeliukai. Mums privedinėjama masiškai per Lietuvą, per Rusiją, visose portaluose ir netgi oficialiuose televizijose tai kalba. Tai reiškia, kad mums ta vadina nepriklausomybės diena Amerikos filmas jau ant nosies. Kągi, galime pasitikėti dirbtiniu intelektu, galime pasitikėti šitą žiniasklaidą, galima portalais pasitikėti ir nematyti iš tos dinaminės jėgos spręsti jums. Ir už tai, kai aš sakau, kad iš tiek tūkstančių žiūrovų mane palaiko tik tie patys 3, 5, 7 žmonės, man neliūdna.
Man tik tais keista tai, kad jūs bėgiodami pagal smegenų pjaustytus anekdotininkus, kurie perbėga per 10 partijų, apgaudinėja ir meluoja. Beje, pagrindinis testas jums. Pažiūrėkit, kiek Žemaitaitis praėjo partijų, kiek jisai kūrė, su kokiais veidais ir apgavikais korupcijos elementais ten darė tos visus fintus. Jūs net šito neatsimenat. Taigi, čia ne Žemaitaitį esmė. Viskas yra mumise. Kaip sakė Paksas, mūsise. Va čia. Rinktis jum, ieškoti žalesnės žolės, ar biškį įjungti į intuiciją. Kaip visada Ainis iš Lietuvos, myliu bučiuoju.